Sveiki, šiandien papasakosime apie laistymo sistemą. Ją dabar įsirenginėjame, kasame trasas su tranšėjų kasimo mašina. Jau artėjom finišo, tai užtrukom turbūt daugiau nei visą dieną darbo. Mašiną įsinuomavom, tada išsikasėm kolektorių dėžėm griovius, tai čia tiesiog kastuvų teko padirbėti šiek tiek. Pas mus bus dvi dėžės kolektorių. Kolektorių dėžėse yra paskirstoma vamzdynas į kiekvieną zoną atskirai. Kauno želdiniai paruošė brėžinius bei samatą. Pagal tai susipirkom visas medžiagas ir susidėliojom zonas laistymo sistemai. Buvom iš anksto atsivedę prieš dedant trinkeles įvadą nuo laistymo skaitiklio iki šičia. Yra dar prieki kiemo laistymui žarnai pajungti šulinėlis padarytas, tai čia irgi dar pasidarysim. Tada nuo to šulinėlio eis atšaka. Vamzdis įvadui reikalingas 32 mm. Ta patį 32 atsivesim iki kolektorių dėžių ir tada jau iš kolektorių eina 25 mm diametro vamzdžiai į zoną. Jeigu naudojat miesto vandenį, būtinai įsirenkite ir laistymo skaitiklį, nes vanduo kainuos turbūt daugiau nei dvigubai pigiau. Nebeskaičiuos vandens skirto kanalizacijai, ten valymui ir taip toliau, tai gerokai sutaups. Prieš projektuojant laistymo sistemą susiprojektavom visą apželdinimą kiemo, kas labai svarbu, sakyčiau, nes reikia teisingai susidėlioti purkštukus, purkštukų tipus pasirinkti, nes, pavyzdžiui, šitoje vietoje yra labai siaura zona ir čia reikia trumpiau siekiančio purkštuko, po to kažkur vidury kiemo reikia, kad visus 360 laipsnių laistytų ir tas svarbu ir mes tą pasidarėm, iškart įsivertinom, kur bus kažkokia dekoratyvinė skaldelė, kur augalai ir pagal tai dabar viskas sudėliota, dar kol kas aišku nesimato, paskui darysim ir tą zoną tvarkysim, atskirsim nuo pievos prieš sodinant, tai bus tada labai aišku, kaip visas kiemas atrodys, manau, ne prieš sodinant žolę. Tuo pačiu, kasinėjant griovius, nusimatėm ir visas elektros vietas, kur bus kažkokių augalų apšvietimai, rozetės, ten, tarkim, robotui, vėjapjoviai, kad tarkim, keliose vietose šiaip nusimatėm, kad turėtų elektrą, kad ten galbūt eglutę kokią pasipuošti kiemę, kurią nežinau, planuojam turėti kampe. Čia dalinamės taip pat ir jūsų pasiūlymais Instagrame, ką nepamiršti pasiruošti kiemo elektrai. Įvadinis mazgas surinktas, atšaka laistymui, tada pereinam į 25, kranelis. Tai ką tik pasileidau vandenio, pažiūrėt, dar niekur neleidžia, bet neleidžia. Viskas čikė. Galima bus toliau rinkti kolektorių dėžės, dabar tik aklę užsidėjęs. Parodysiu, kaip susirenka pats kolektorius. Elektromagnetiniai vožtuvai. Vienoje pusėje yra ateina vanduo, išeina vanduo. Yra specialūs trišakiai. Surinkti kolektorių, užsideda guminę tarpinę ir mes tada prijungiam prie esamųjų trišakių. Suveržu ranką. Čia nesunku bus dar kada dasiveržti. Tiesiog ranka, kiek pavyksta, vožtuvą įsuku tokį 1 colio perėjimą. Aš vynioju siūlą apie 2-3 kartus per sriegį, palei sriegį. Palei sriegį tai būtinai reikia, nes kitaip numauna siūlą. Naudoju Loctite siūlą, labai patogus daiktas, nes čia to didesnės dėžutės užteko visą namą santechnikai turbūt. Dar vis nesibaigia, nežinau, tikiuosi užteks.
turbūt paskutinis didesnis projektas ant technikos. Tai siūlo naudoju ten, kur nėra guminių tarpinių. Tai šitas pas mane jungiasi į paduodamą pusę. Šitą užveržiu ranką ir dar šiek tiek raktu daveržiu. Tada kitoj pusėje jungiasi perėjimas nuo vožtuvo į vamzdžio jungtį. Tai irgi tas pats, čia nėra guminės tarpinės, taip suvinuoju siūlų. Tai naudoja pakalas, bet su šitas siūlas mane žinau tiek už tefloninę juostą, tiek už pakalas gerokai su juo lengviau, greičiau ir neturėjau niekada dar problemų. Na, čia kita pusė, su rodiklė. Ir irgi užveržiu ranką, kiek eina ir šiek tiek dar raktu daveržiu. Tada vėl nepamiršt guminę tarpinę užsidėti, statom šalia vožtuvą, atsiremiam į guminę tarpinę ir užveržiu ranką, kiek eina. Na, turim jau 4 zonas, bandysiu sutalpinti 6 ir likusias 2 į kitą dėžę. Toj kitoj dėžėj pajungtas tik lašelinis laistymas, tos 2 zonos augalams. Pagrindiniai dalykai, ko reikia vedžiojant vamzdyną, tai mažas kastuvėlis, kur užvirtę prasivalyti, kažkur gal pasigilint. Tada vamzdžiam karpyti žirkles. Naudojasi daugiausiai trišakiai ir alkūnės, iš kurių pereina į pačius purkštukų korpusus. Tai kai montuosiu, parodysiu ten, kaip tiksliau atrodo. Visą laiką karpu šiek tiek daugiau pirmą kirpimą, kad nereiktų po to gabalą kažkokio vamzdžio išmesti ar panaudoti kažkur kitur. Šitą plastikinę detalytę užsideda į tą platesnę pusę į jungtį. Tada dar persimatuoju, kad gražiai būtų. Tai maždaug ties šita vieta, kur yra tas sriegių pabaiga, tai ten ir reiktų vamzdžio iki tiek palikti. Tai mūsų atveju čia. Man biškai palyginu dar tą formą, kad būtų apvali, kad gražiai ten guminė tarpinė viduje yra, tai kad jos neužspaustų kažkaip ir stengiant neužlaužiant, statyti vietą. Prispaudžiam tą plastikinę detalę ir užveržiam. Užverž tenka rankom, bet iš esmės tom rankom ir susiveržia iki pat galo. Dar kai tik pirmą prie trišakio vamzdį jungi, tai gan sunku užverš, aš po to pereinu dar viską, kai jau viskas sujungęs būna. Vamzdį naudojam 25 LDPE. LDPE yra šiek tiek minkštesnis už HDPE, tai tiesiog jis būna atsparesnis šalčiui, jei netyčia užšaltų vanduo, tai kažkokia sumažina tikimybę, kad truks. Ir dirbti lengviau iš tikrųjų su juo kažkur, jei reikia kažkiek to, tas lankstumas labai padeda. Nes turėjau mažą gabaliuką HDPE, kur buvo ten vandentiekis vedžiotas, tai daug sunkiau. Išsitraukiu kuoliuką, kur buvo atsimatavęs šią vietą, čia pas mus tokia bus kaip aikštelė, nežinau. Dabar maždaug vėl šiek tiek ilgesnė atsikarpam. Iš anksto jau užsisukęs alkūnę, čia yra pusė colio, išorinis rėgis ant alkūnės. Čia nereikia jokių pakulų siūlų, jisai turbūt kažkoks kaip konusinis ir pati ta plasmasė susiveržia ir nebeleidžia. Na ir vėl pamatuojam mūsų šitą vietą, kaip gaunasi. Maždaug čia. Visą laiką žiūrėt, kad žemių neprisivaryt, nors prieš uždedant purkštuko antgalius prasiplausim, nes jau per šitą patį irgi vanduo bėga, tai ten kažkiek jį papuls juodžemę, tai jį išplausim. Nerekomenduočiau nusipirkti labai pigaus kastuvėlį, nes buvom už 2 eurus nusipirkę, tai neringa jau sulaužė. Čia nusipirkom Gardenas, tai toks daug storesnio plieno ir siauresnis, kas labai patogu graveliuose šituos dirbti. Na va, ir pasitikrinam, kad čia aukštis viskas tvarkoj. Dabar dar neužkasinėsiu, po to čia va nebent gal truputį vienoj vietoj prispausti vamzdį, kad neišlėktų. To, kad prasiplausiu, pažiūrėsiu, kad visos alkūnės ir trišakiai niekur nieks neleidžia. Kol kas buvo tik vieną jungtį blogai sujungęs, buvo gumytė kažkaip užsiskersavusi ir neužsidėjus savo vietą ir leido. O daugiau tai labai greit ir paprastai čia jungiasi. Tik daug jungčių, koks turbūt vos ne 100 vietą reikia sujungti, pas mumis 30
3 purkštukai, zonos 6 plus dar bus kapiliarams pravesti vamzdžiai visus sklypo perimetro. Tai bus kaip ir 8 zonos, bet 6 su purkštukais. Dabar dar pavaras nepajungta elektra, bet jas galima vis tiek paleisti. Dabar paleisim praplovimui. Patį va čia tą turbūt solenoidą, kaip čia nežinau, turbūt taip vadinasi. Reikia pasukti 4. Va, biškai gal daugiau apie pusę ir, girdisi, pradėjo bėgti vanduo. Ir dabar einam pažiūrėti, kas tam gale vyksta. Dar visos jungtis sandarios. Dar va, orą pučia. Girdžiu. Va. Vienas. Kitoja antras kažkur iššaus. Va. O. Tai dabar ant pačių purkštukų neuždėti dar antgaliai. Čia dabar yra tiesiog, nežinau, jie iškart su tokiais ateina, su kuriais galima prasiplauti pačią sistemą, jeigu papuolė kažkur į žemių. Tai va, trumpam atsukam ir tuo pačiu praeisim pasižiūrėti, ar jungtis visos sandarios. Pirmas šitos zonos trišakis, tai čia nelašo vandens niekur nesimato, viskas kaip ir tvarkoj. Jei būtų kažkas labai blogai, tai čia vieną, kai turėjau gumą nusimausiu, tai tiesiog plaukia, skenda ten viskas iškart labai greit. Tai dabar gal prie bėgančio biškį sunkiau, nes reikia biškį išsimaudyti pačiam. Ja, čia dabar aišku ant savęs purškė kažkiek, bet čia viskas gerai, ta jungtimis, čia pats save biškį taško. Jie su šitais angaliais net ir va irgi pilnai net neišlenda. Va čia kažkas biškį pribėgė, bet gal ir, matau, per kur bėga, ta prasme nuo pačio purkštuko į vidų duobės, tai biškį va pasižiūrėti, bet ne, jis pats save čia tik tai išlapino. Kitas trišakis, va, irgi viskas tvarkoj. Čia ne per jungtį duobę bėga, o tiesiog purškia žemyn į kraštą duobės ir pribėgo. Dar ką tuo pačiu darysim prie laistymo sistemos, tai visą kiemas elektrą, tai prasivesim kabelius laistymo sistemai. Mūsų valdiklis stovės viduje namo, ne lauke. Ir kitas dalykas, tai elektra nusimatė keliose kampuose sklypo, turėti rozetės, tada robotui žoliapjoviai rozetės ir apšvietimams. Ja, tai apšvietimams vesimės visų sklypo perimetrų kabelį ir ten reikalui esant bus visą laiką galima nesunkiai prisijungti. Užkasim turbūt ten kokį 10 cm gilį, kad negiliai lengvai surasti ir tuo pačiu visam perimetre ne žolė bus, o skaldelė, tai irgi nereiks nei žolių kažkokių draskyti nieko, tai bus labai paprasta. Tai va, ir visiems rekomenduočiau į namą ne va tokias kokias gofras nusivest, kur ten vienas laidas telpa, o 50 tokias raudonas gofras, tai mes jas nusivedę tiek į priekį namo, tiek į galą ir dabar nesudėtingai visur nusivest laidus. Nu va, išsitraukiam pagaliau laidus, biškį sunkiai jie, bet čia, man atrodo, biškį gofrą galia užsilaužus, aišku, gal ir kitų yra kažkur netobulai. Ir tas T3 tori gan laidai. Ir dar buvo jau anksčiau prakištas vienas, tai tas jaučiu ir nepadėjo. Dabar bandysim likusius po vieną. Vienas kabelis tai laistymo sistemai, kitas rozetėms toresnis ir apšvietimui 1,5 kvadrato. Tas 2,5, o čia 10 gyslis, tiesiog pagal tai, kiek zonų reikia, plus vienas kabelis. Pas mus 8, tai 9 reikia, bet 10 gyslis tik tai yra pirktai. Nu va, ir kitas gofros galas skydė. Tai čia va, galbūt yra mūsų viena vieta, kur iškart laužiam, kankinam, nu, bet čia dabar jau, kai viskas pastatyta, tai sudėtinga kitai būtų. Tai va, dabar reikia persitraukti gofrą. Tokia ilgesnė 30 metrų bandysim pratraukti, tai pasiemi vieną vėlos galą, kad tą padaryti vienam. Tai prisiriši prie kažko, tai mes va čia tiesiog turiu įsikalęs koliuką, tai biškį pavinioji. Reikia stipriai, kad laikyta, o tada dar galima pamazgyti biškutį. Na, kitam gale laidai dabar, dar atsimatoju, aš mėgstu taip gan tiksliai, tai su metru, jeigu nepalikau. Tik kažką blogai matau, matuojamės sklypas 3-5 metrai, aš 20 skaičiau, kai čia apie 30. Prieš nukerpu ant vėlo užsilenkiu galus abu, kad neįlėktų į vidų. O dabar galima ramiai paleisti.
Tai visa esmė prieš kišant gerai užsirišti. Tai aš prie vieno laidą rišu. Štai pavynioju taip, tada lenkiu. Tada šitas, kad priešinga pusė būtų. Ir realiai čia turėtų išlaikyti. Tai tas galas, kad būtų toliau ir jisai dabar trauksis į gofros pusę, tai jisai užsispaus ir viskas. Ir dar su replėm aš suploju ir šiaip, kad plonesnis būtų visas daiktas. Ir dar šiaip prilaiko kažkiek. Tada galim nusikarpyti viską, ko mums čia nebereikia. Šitus laidus, kad nekliūtų. Šiaip gerai labai yra, kai pasivinioja lipne juosta darbo visą tą, kad toks glotnesnis paviršius būtų tvarkingesnis, jeigu nebūtų atsikišusių laidų, kurie striks. Nu ir viskas, ir dabar galima bandyti traukti pradėti. Tai dabar galvoju, į tą pusę rodau. Jo, va. Ir pačią gofrą ant laido užsitraukinėjai. Anas galas pririštas yra, nei jėgos nieko nereikia. Tik tai vienintelis dalykas, tai vieta riboja. Kai ilgas, tai geriausiai kaip pati gofra, kad lengvai eitų tiesiai, tai vis reikia perišinėti. Čia pas mums kokius 5 metrus pratraukiau ir einu vėl rištai. Šitas biškį erzina, bet čia tik labai ilgom. Nesunkiai ir prasitraukiam 30 metrų. Vienas iš paskutinių etapų montavimo, tai pačių purkštukų antgalių sudėjimas. Purkštukų antgalių yra įvairių pagal reikiamą pasiekti spindulį ir kampą, kurį pasiekia laistant. Šitoje vietoje čia bus 108 kampas, pagal trinkelės ir taip sieks tai čia. Bet čia visas šitas reikia susidėlioti pačiam projekte, kur kokie. Pats purkštukas yra labai paprastai, toks plasmasinis čia yra, už jo patrauki, tada prilaikai už korpuso, atsuki dangtelį, įstatai purkštuką, prisuki. Žinau, tikrai manau pakanka ranka veršt, nes viskas iš plastiko. Kai reguliuojasi, tai yra šiaip specialus įrankis, bet jei neturint, tai šita dalis spindulį, kiek toli pasiekia reguliuoja, tai galima su labai mažu atsuktuvu arba įrankiu, tai jį pasukioja ten atitinkamai, kiek toli pasieks. Tada su šitu reguliuoji, sukiojant patį šitą, reguliuojasi kampas, tai šitas, man atrodo, reguliuojasi nuo 90 iki 270 laipsnių. Yra ir ant to įrankio dalis, kuri tą daro, bet čia ir pirštais labai viskas lengvai pasidaro. Ir paskutinis dalykas, kas dar reguliuojasi, tai gali kampas būti jums kažkur žiūrėti namą, pavyzdžiui, mūsų atveju, tai dar pats korpusas sukiojasi taiso ir atsisuki į tikslę vietą, kurią reikia. Šitame video tiek, kitame video parodysim, kaip susijungti pačią automatiką, kaip susijungti laidus teisingai, kaip pats valdiklis dar pačiam reiks pastudijuoti, kaip jis veikia, kokie nustatymai yra. Tai visą tą dalį parodysime. Parodysime patį reguliavimo kiekvieno purkštuko procesą. Sekite mūsų progresą YouTube ir Instagram. Iki kito karto.